Labas, naujas video. Šiandien pakalbėsiu apie AI video kūrimo strategiją, kuri uždirba $100,000 per mėnesį. Vienas mano bendruomenės narys padarė grynai $100,000 per mėnesį apyvartos, 8% maržos. Jeigu nematėte to video, nueikit pažiūrėti, yra Dovydo interviu mano kanale. Ir čia viskas su AI, visas turinys kurtas su AI. Dovydas nėra toks vienintelis, kuris to užsiema. Pas mus bendruomenė labai daug žmonių dabar, kurie tą daro. Ir darom labai sėkmingai, net galiu pasakyti. Va, Ernestas, nežinau, dabar turbūt irgi 100K perlipo apyvartos, čia per dieną 7,000 eurų padarė su organic dropshippingu. 4,000 eurų, čia $50,000 per mėnesį padarė Laurinas. Čia irgi, man rodos, Laurino shopas, štuka baksų, tai va, 14,000 baksų per eurų, net ne baksų, per dieną. Ernesto 18 metų, čia yra, žodžiu, čia yra crazy. Tai papasakosiu, kaip mes kūrėm tą tokį turinį, kuris būtent taip konvertuoja, kad tu gali 14, ten, ar 10, ar 5, ar 1000 baksų per dieną pasidaryti. Yra visa strategija, kaip mes tą darom ir koks turinys būtent geriausiai veikia. Tai parodysiu kelis pavyzdžius dabar greitai jums. This comment says, I am a grown woman making weird zodiac lamps in my garage. Let that sink in. Here comes the sun. Here comes the sun. So I received thousands of comments overnight asking how to get my handmade flags. Each one takes me 3 weeks to build by hand in my garage. I almost gave up last month, wasn't sure anyone wanted what I made. Then the first orders came in yesterday. Veterans, Gold Star families, wives buying for their husbands. Every mark on the wood is a record of what it cost. It's the closest I've come to feeling like I'm still... Pagaunate esmę, realiai turinys čia yra tiesiog dropshippingas iš Kinijos, bet turinys toks, kuris yra realistiškas ypatingai ir jisai parduoda produktą ypatingai gerai. Tai šitie va tokie video konceptai, toks turinys, kuris yra realistiškas, jis ir gali pasiekti tokius ypatingus rezultatus, 10,000 eurų per dieną. Čia yra crazy, aš nežinau, kodėl visi to nedaro dar iki šios dienos, bet jo, viskas yra įmanoma. Tai jo, pilnai šį video pažiūrėjau, suprasi kelis dalykus, sužinosi, kokius įrankius naudojam tokiam turiniui, kaip juos naudojam, suprasi visą tą metodą geriausią, kuris padeda generuoti tokias apyvartas, koks turinys, kaip jis generuojamas ir pamatysi tą dalį proceso, kaip aš kuriu video ir pasidarys daug maž aišku, kaip čia viskas vyksta. Ir jo, jeigu tu jau žinai galbūt, kaip čia viskas veikia, gal jau užsiemi, vis tiek pažiūrėk šitą video iki galo, nes papasakosiu kelius dalykus, apie kuriuos daug kas labai nekalba, tai pasidalinsiu tokią nišinę labai informaciją. Varom toliau. Ir pirmas dalykas, jeigu nesimatęs mano pirmo video apie AI organic dropshippingą, nueik pažiūrėt, ten bus svarbiausias video, mano kanale buvo įkeltas video neseniai, kaip AI organic dropshippingas pakeitė žaidimo taisyklės. Ten visas metodas irgi iš esmės, kaip AI, ką pakeitė ir kaip mes išnaudojam AI, kad generuotos nesveikas tokias apyvartas. Tai pasižiūrėk tą video, bet iš esmės, jeigu nematyto video, priminsiu čia, kuo AI geriau negu tas standartinis organic dropshippingas, kai tu pats filmuoji viską. Tai vietoj to, kad tu praeistum, nežinau, savaitę, 2-3 savaitės laukiant produkto, čia yra pats geriausias dalykas. Tu gali rasti produktą šiandien ir pradėti jį testuoti šiandien. Tau nereikia laukti, tau nereikia... Tas laukimo atkrapa yra toks ilgas tarpas, 2-3 savaitės, kol iš Kinijos ateis produktas, čia yra, tu negali savo to leisti. Dabar su AI tu gali rasti produktą ir gali pradėti jį testuoti šiandien. Pavyzdžiui, kepurėlę, čia Red Light kepurėlę, sugeneruoja tokį video, kur ten vyras plikas nešioja tą kepurėlę ir po 90 dienų tipo atgauna plaukus. Kažkas tokio, aišku, turėtum žinot, kad veikia ta kepurė, jeigu nori reklamuoti ją taip. Žodžiu. Labai didelis pliusas, tu gali žiauriai daug laiko sutaupyti. Kitas dalykas, galimybės. Seniau, pavyzdžiui, jeigu norėdavai kurt kontentą apie kažkokį gerą produktą, radai vynerį, radai produktą, figeną, nori kurt kontentą, negali. Pavyzdžiui, produktas skirtas vaikams, tu vaikų neturi, produktas skirtas šuniukams, tu šuns neturi, tu negalėdavai kurt kontentą, tiesiog dabar su AI tu gali bet ką kurt. Pavyzdžiui, sandėliuoji prekes kažkokios savo garaže, nieko tu nesandėliuoji, bet gali sukurt tą vaizdą, kad tu sandėliuoji. Gali su šuniukais, su vaikučiais, gali ten su kažkokiais kraštovaizdžiais gražiais fone, kur turinį. Galimybės neribotos, tau reikia fantazijos ir išnaudoti AI ir tu viską gali sugeneruoti. Kitas dalykas, kaina.
Kaina, šiaip laikas įeina į kainą, nes tavo kiekviena diena kainuoja ir tu jeigu ten 3 savaitės lauki, kol produktas atkeliaus, tau tai brangiai kainuoja, tu gali šiandien pradėti ir šiandien ten pardavimą vos negaut. Tai tas labai daug sutaupo pinigų ir laiko, čia didelis pliusas, bet kitas dalykas, tau nereikia investuoti į trikojį, į lightboxus, į scenas gražias kažkokias, gal tam pavyzdžiui filmuoji kokį nors krikščionišką produktą ir tu nori, kad tavo fonas būtų krikščioniškas, ten kryželiai ant sienos, ten nuotraukėlės Jėzaus Kristaus, žinai, ir panašiai. Tai tu neturi į tą investuoti, ta prasme, tau nebereikia, tu gali viską su AI sukurti ir žymiai supaprastėja visas procesas visom pusėmis, ta prasme, visapusiškai supaprastėja jisai. Dabar gali investuoti į AI įrankį, kem eurų per mėnesį kažkur kainuoja dažniausiai ir viskas, tau to užtenka, tu gali vieną produktą sočiai ištestuoti. Tai labai daug pliusų tikrai, labai, labai pasikeitė visas metodas ir realiai dėl AI visi uždirba tokias sumas, kokias uždirba dabar. Jau šiais laikais beveik visi organic dropshipperiai ant AI perėjo, nes conversion rate geresni, viral contentą lengva kurt, kadangi tu gali prisigalvoti ten idėjų visokių ir žodžiu, žiauriai daug pliusų, bet apie viską kalbėjau praeitame video, tai nueikit pažiūrėti. Toliau, kokių įrankių reikės norint kurti AI turinį? Čia gan paprasta, bet iš esmės reikės ChatGPT arba Claude. Geriausia yra Claude'as, aš naudoju Claude'ą, papasakosiu kodėl. Čia bus tavo pagrindinis įrankis, tau padės su rinkos analizė, tavo target audience analizė, ICP tau padės surasti, Ideal Customer Profile, apie ICP irgi galėsiu pakalbėti kitame video. Žodžiu, čia yra tavo smegeninė, aišku, tu naudokis ir savo smegeninę, bet tu tikrai išnaudok Claude, tau padės su marketo researchu, su produkto researchu, ICP, kaip sakiau, susirast savo kontento įdėjimus, skriptais ir taip toliau. Čia yra labai labai reikalingas įrankis ir visiems rekomenduoju, tikrai apsimoka naudoti šitos įrankius. Aš naudoju Claude, nes geresnė atmintis, Claude'as atsimena ilgiau į praeitį, ten, sakykime, tavo, nežinau, dialogas su Claude'u, ten 100 žinučių, jis ten atsimena toliau į praeitį, kas yra gerai, tau labai tas padeda. Natūraliau skambantis tekstas, jisai generuoja mažiau kaip robotas, jisai toks žmogiškesnis, Claude'as yra, tai šitas labai gerai, labai patinka man. Stipresnis marketingo ir copywritingo rašymas, jisai geriau supranta marketingą ir copy. Tos visus dalykus jisai geriau supranta negu ten ChatGPT. ChatGPT yra labai toks paviršutiniškas, skirtas visiems, ten tavo mamytei, žinai, ChatGPT skirtas ten pasigūglint, kaip šaltibarščius pasidaryti vietoj Google, žinai, naudoja žmonės dabar jau ChatGPT. Tai Claude'as yra biški labiau tas toksai smegeninė, realiai tavo kūrybiškumo smegeninė, tai aš naudočiau Claude'ą visą laiką. Kūrybiškesnis dalykas, duoda įdomesnių idėjų ir kampų jo. Man patinka, kad jeigu tu Claude'ą paprašai kažko, jis tavęs tada paklausia kažko, jisai paprašys tavęs daugiau konteksto, ten pasakysi, aš noriu sukurti tokį ir tokį video, ir tada tavęs prašys konteksto, sakys, kas tavo target audiences, kokios kainos nuo produktų, jis paklausia šitų dalykų ir jis tau duoda geresnius atsakymus, tai šitas irgi labai padeda. Kitas dalykas, Higgsfield AI, čia yra mūsų duona ir sviestas, bread and butter, mes naudosim Higgsfield AI turinio kūrimui. Čia yra pagrindinė platforma, joje yra viskas viename, ta prasme, ir audio generavimas, ir video, ir nuotraukų generavimas, tai mums viskas, ko reikia, mums daugiau nieko nereikia šitam kontentui. Tai Higgsfield AI yra pati svarbiausia investicija, tu be jos jau gali net nežingsniuoti prieki, nėra kaip. Tai Higgsfield AI yra privaloma, jeigu nori kurti tokį turinį. Ir jo, aš naudoju Ultra planą. Ultra planas yra biški brangesnis, jo, $100 per mėnesį, bet jeigu tu testuoji nuoširdžiai, testuoji daug produktų, tai tau reikės šitą planą, bet jeigu tu nori vieną produktą ištestuoti per mėnesį, tai sakykime, galėtum su plus planu apsieiti, $47 į mėnesį nėra daug, gauni 1200 kreditų, kas yra sočiai vienam produktui ištestuoti ir gauni 7 dienas nemokamas generacijas, čia netilpa į nuotrauką, bet tu 7 dienas gali nemokamai generuoti nuotraukas su Nano Banana 2. Tai tu sutaupysi žiauriai daug kreditų, kas yra gerai. Ir su Ultra planu sutaupysi irgi 7 dienas nemokamai, tai naudočiau taip. Toliau, CapCut'as. CapCut'as yra, savaime, aišku, mes čia redaguosim savo turinį, CapCut'as yra montavimo programėlė, yra tokia labai beginner friendly, bet kas gali ją naudoti, nėra sunku ją naudoti. Ir realiai viskas, ko reikia, čia, žinai, sukarpai tos klipukus, jeigu nori, ten audio užmeti, transitionus užmeti, jeigu nori ir taip toliau. Tai CapCut'as yra geriausia tokia
paprasčiausia programėlė, kurią mes naudojam editingui. Jeigu nori, gali naudoti TikToką editingui. Aš mėgstu kartais ir TikToką naudoti, galbūt net dažniau TikToką naudoju patį editingui, bet čia kitame video gal pakalbėsiu apie tai. Kodėl nenaudojam profesionalių priemonių? Iš esmės, mes norim organiško turinio. Mes jeigu kūriam tokius video, kaip pirmai rodžiau, tai mums reikia organiško turinio. Mes nenorim atrodyti kaip ten reklaminis turinys, ten professional editingas, ten transitionai, viskas, ten overlay visokie, ten, čia nereikia šitų dalykų, mums reikia paprastumo ir tiesiog labai natūralumo, tai mes to ir siekiam. Dabar su organic dropshippingu nėra tas paklausų, tas toksai profesionalus reklaminis vos neturinys, kur tam žiauriai ekstra parodai savo tos produktus, tas neveikia. Aišku, su tam tikrais produktais jo veikia, bet esmė, didžioji dalis produktų turi būti organiškas turinys, paprastas, žmogiškas ir to mums užtenka. Tai apie rinką kalbant, labai žmonės nebežiūri to tokio turinio, kuris yra ten ekstra profesionalus ir taip toliau. Žmonės dabar žiūri labiau organišką, natūralų turinį. Tai jeigu nori, kad daugiau pakalbėčiau apie tos visus trendus, kas ten trendina, kas netrendina, kokie tendencijos markete, apie visą tą rinką, jeigu nori, kad sukurčiau video, kas veikia, kas neveikia, pakomentuok žodį rinką ir turėsiu omeny. Toliau, TikTokas ir Instagramas. Mes čia ne tik tai skelsim savo turinį, savame aišku, mes čia postinsim savo video, bet kitas dalykas labai svarbus yra turinio, kaip čia pasakyti, researchas kažkoks. Tu ieškosi konkurentų, ieškosi idėjų savo kontentui, mes kopijuosim daug konkurentus, tai čia bus tas tavo idėjų šaltinis, TikTokas ir Instagramas. Mes ten eisim, ieškosim konkurentų, ieškosim pačių geriausių jų video, kurie eina labiausia viral ir kopijuosim juos. Tai čia bus mūsų įkvėpimo šaltinis. Kaip aš naudoju šitas platformas idėjų paieškai. Kiekvienoje platformai reikia turėti po porą paskyrų. Tai bus tavo burner paskyros. Jeigu matėt mano mokymus, tai žinot, kas yra burner paskyra. Bet tau reikės burner paskyrų ir tu ten ieškosi produktų įvairių. Tiesiog optimizuoji savo tą for you page, tą savo, nežinau kaip pasakyti, for you page. Optimizuoji taip, kad tau rodytų tik produktus, tik dropshipperius, tik produktus, tik brandus visokius ir viskas. Optimizuoji savo puslapius ir tau rodo tik tais tokį turinį. Platformos yra protingos, jos tau rodys tik tais tai, ką tu žiūri. Tai labai lengva tokį paskyrą susikurti ir ten bus visas tavo idėjos. Svarbus dalykas, būkit atsargus kai susikuriat burnerį savo, burner paskyrą, būkit atsargus, nežiūrėkit kažkokių random video, nes labai lengva prarast tą burnerį ir biškį sudeginti, nes tada pradeda rodyti visai ne produktus, tai būkit atsargus ties tuo. Kitas dalykas, ekstra, čia bus bonusas biškį toks, Note GPT. Kitas dalykėlis čia yra browserio extensionas ir jisai ką daro, jisai paverčia vaizdo įrašus, garso įrašus į tekstą, reiškia transcribina visus videokus tavo, kuriuos tu žiūri. Kaip tai padeda? Tu gali savo transcriptionus, savo tekstinius failus įmesti į klodą ir nukreipti klodą tinkamą kryptimi, kaip tai atrodytų realioj situacijai. Pažiūrėjai šitą mano video, nori įsisavinti kažkaip ypatingai gerai. Transcribini šitą video, eksportuoji tekstinį failą, įmeti į klodą ir jisai tau sekančiuose žingsniuose atkreips dėmesį į tai, ką aš kalbu čia, savo transcriptioną paimsi, duosi klodui ir jisai tau atsakys pagal tai, kaip aš kalbu. Nori pradėti kurti AI videokus, nežinai nuo ko pradėti, paklausi klodo, sako, okei, pagal šitą tavo gydą daryk tą ir aną, žinai, tavo žymiai paprasčiau, tau nereikės pačiam mąstyti, turi klodą, turi mano galva klodė ir labai geras dalykas, nes jeigu šiaip klaustum ką nors, tai tu surastų kokį straipsnį Google ir tau pasakytų pagal tai, kas dažniausiai būna tiesiog šlamštas. Toliau, kaip atrodo video kūrimo procesas? Pradėkim nuo pradžių. Mums reikės nuotraukų. Mes turėsim susikurti nuotraukų biblioteką. Tai sakykim, tu turėjau produktą išsirinkęs, aš kaip pavyzdžiui paėmiau šitą produktą, čia iš burnerio mano, aš susiradau burneryje šitą produktą ir tiesiog kaip pavyzdžiui paėmiau. Tai reikia nuotraukų, mes turėsim nuotraukas ir kai turėsim nuotraukas, jas versim į video, parodysiu eigoje, kaip čia viskas bus. Tai susigeneruoja visas nuotraukas, turi tą visą gamybos procesą, turi savo hooką, čia bus tavo hookas, sakykim. Ir viskas, turi biblioteką nuotraukų, gali generuoti video. Ir nuotraukos turėtų būti geros, realistiškos,
Čia akivaizdu, kad realistiška viskas, gražu, neatrodo, kad čia AI. Tai tas yra puiku, mes tokių ir norim nuotraukų. Ir varysim toliau į video generavimą, ane? Svarbiausias dalykas yra realistiškos nuotraukos. Jeigu turi labai geras realistiškas nuotraukos, tai tavo video sukurt bus paprasta. Tas video atrodys taip, kaip tavo nuotrauka atrodo. Tai pati svarbiausia dalis yra nuotraukos. Čia yra pati svarbiausia dalis viso tavo to video kūrimo proceso. Čia yra numeris 1 dalykas. Toliau. Video kūrimas yra gan paprastas, tiesiog duodi tą nuotraukėlę kaip pavyzdį, start frame ir pasakai, okei, va šita moteris sako tą ir aną, ten tas veikėjas kalba tą ir aną, jeigu ten jis kažką kalba, tiesiog apibūdini, kas vyksta video. Pavyzdžiui, šitame video promptas buvo toks, šita ten panelė sėdi ir paišo ant to kažkokio popieriaus lapo ir viskas, kamera is locked, reiškia, nėra jokių zoomų. Iš esmės apibūdini tai, ką nori matyti, ne? Nuotrauką turi, va šitą nuotrauką turi, sakykime, ne? Čia į rėmelį klijuoja kažkokias LED juostas. Tai tu lygiai tą patį ir pasakysi, okei, šita panelė sėdi prie stalo ir į rėmelį klijuoja LED juostas. Ir pažiūrim, ką sugeneruoja su tokiu promptu paprastu. Tipo, viskas čia gerai, žinai, taip ir turi atrodyti tas video. Kiekvienas tavo video turėtų būti vienas kadras, neturėtų būti karpimų tarp video, tipo viena generacija yra vienas trumpas kadras, 5 sekundės kadras, kaip jinai paišo. Neturėtų būti kažkokių katų ir tipo kadrų keitimosi tam viename video, nes tiesiog nesugeneruos tau AI tokio video. Turbūt vienas nuoseklus kadras. Toliau redagavimas. Čia yra įdomiausia dalis. Tau šitoj dalyje reikėtų turėti įkvėpimo, turėtum jau turėti savo konkurentus kažkokius atsirinkęs ir jo, tu iš jų kopijuosi video idėjas ir tiesiog perkursi su savais veikėjais, produktais ir taip toliau. Tai sujungsim visus tos trumpus kadrus mūsų, užmesim tekstus, užmesim soundą, sukarpysim viską gražiai ir bus labai gražus video. Tai galim pasižiūrėti. Aš turėjau tokius nutraukėlės, ne, čia tipo hookas, o čia visas gamybos procesas ir sukūriau va tokį video, pasižiūrim greitai. Please don't scroll. My daughter just wants to show you her anime artwork she makes in her bedroom, but she's shy. Tai va, video paprastas, čia realiai tiesiog konkurento video, ne mano kurtas. Viskas, ką aš padariau, tai pakeičiau veikėjus, biškį pakeičiau tekstus, muzika lygiai ta pati ir video konceptas lygiai tas pats. Aš čia jokių savo idėjų nedėjau, tiesiog nukopijau konkurentą, pakeičiau kelis elementus video ir video yra labai geras. Ir viskas, esmė, kad mes kopijuosim konkurentus, tau reikia susirasti įkvėpimo pas konkurentus ir perkurti tuos video savaip. Šiaip gan basic procesas, bet jisai ypatingai gerai veikia. Aišku, aš ne viską čia paminėjau, kas yra svarbu, aišku, čia būtų žiauriai ilgas video, jeigu būčiau viską apkalbėjęs, bet kokius 10% viso to proceso tikrai padengiau. Čia nėra jokių promptų pavyzdžių, nieko, nu, maža dalis, bet visa pagrindinė dalis kontento kūrimo su AI. O jei nori išmokti pilną strategiją, viską nuo iki su AI organic dropshippingu ar apskritai organic dropshippingu galbūt, AI yra tik tais maža dalis to organic dropshippingo, kas į tai įeina. Tai AI, kai atsirado tokia nauja banga, visi ant to perėjo, bet organic dropshippingas iš esmės yra labai plati tema. Realiai tu pardavinėjai produktus su organišku marketingu ir viskas. Tai čia nebūtina AI naudot ties to, tu gali tiesiog filmuoti, reklamuoti produktus. Ir mano didžiausia sėkmė iš to buvo, aš ten 100 PMK su vienu produktu padariau, tiesiog jį filmuodamas. Tai organic dropshippingas veikia, o AI, kai atėjo, biški, net ne biški, labai palengvino visą procesą, visus procesus, produkto paieška, kontento kūrimas ir taip toliau, shopų kūrimas. Tai AI yra didelė dalis tos naujovės, bet organic dropshippingas iš esmės yra labai plati tema. Ir jeigu nori sužinoti daugiau, jeigu nori išmokti visą strategiją, kaip uždirbti tam po 10-15 tūkstančių per dieną, nu aišku, nesakau, kad čia tai bus visą laiką, bet tas yra įmanoma ir labai realistiška netgi. Tai jeigu nori išmokti, gali prisijungti prie mano mokymų, pilnų mokymų, 10 valandų mokymų. Ten pasakoju visą strategiją, kurią naudoju aš, kurią naudoja mano studentai. Tai visi šitie žmonės
daro lygiai tos pačius metodus. Mes visi užsiimam tą pačią veiklą, organic dropshippingu ir visi iš esmės darom tos pačius metodus. Tai jeigu nori išmokti šitos mano metodus, gali prisijungti prie mano mokymų, video aprašymą rasi formą, užpildyk ją ir susiskambinsim, pakalbėsim, papasakosiu kaip kas ir jeigu norėsi, galėsi prisijungti. O kitam video pakalbėsiu apie 10 dažniausia kylančių daromų klaidų e-commerce ir šiaip organic dropshipping'e, kurias pastebėjau iš savo bendruomenės. 3000 narių, darom laivus, tai žmonės dažniausiai su tais pačiais klausimais ateina ir visi daro tas pačias klaidas. Tai apkalbėsiu jas, papasakosiu, kaip sutaupyti to laiko ir kaip vengti tų klaidų, kurios tau žiauriai kiša koją ir tau realiai laiką švaisto, tu sutaupysi ten mėnesius vengdamas šitų klaidų. Tai apie tai kitame video, o šiame video tiek. Užpildyk formą video aprašyme ir susiskambinsim, pakalbėsim, papasakosiu kaip kas.